Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam prie mikrofono. Ačiū, kad likot su mumis. Priminsiu, studija atvira jūsų skambučiams, replikoms, komentarams. Mūsų telefonas yra 2431 Vilniaus kodas 85. Žinių radijo programėlė, kaip minėjau, taip pat atverta jūsų klausimams. Šią savaitę veiklą pradėjo nauja informacinė edukacinė platforma Mobilizacijos mokykla, kuri kviečia įgyti žinių apie mobilizaciją, priimančios šalies paramą, apie pilietinį pasipriešinimą, apie jo būdus. Tad kaip rengiamasi pilietiniam pasipriešinimui, apie tai mūsų pokalbis su Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriumi Virgilijum Vilkeliu. Sveiki gyvi. Labą dieną. Pone Virginijau, vis dėlto pradėkim gal nuo aktualijų. Mes čia visą valandą apie ją šnekėjom. Izraelio situacija. Vat paimkim Izraelio situaciją. Izraelis buvo užpultas, sakykime, arti 1000 Hamas kovotojų, įsisklaidžiusių ten per sieną praėjusių ir ką mes iki šiol žinojom, kad Izraelis itin aukštos kokybės žvalgybą turi. Izraelis turi itin aukšto parengimo kariuomenę, labai militarizuotą visuomenę, daugiau nei 9% bendro vidaus produkto gynybai. Aišku, visą laiką šalis tokia su didelio atgrasimu gyvenanti, su ta tokia, vadinkim, saugumo paranoja, gana didelė, daug karų mačiusi. Ir tai, ką mes pamatėm, vos ne kiaurai per sieną praėjo toks didelis kiekis, pamatėm pasimetusias tarnybas, koordinaciją kelių valandų vos ne nulinę, kaip ekspertai sako. Kokia čia pamoka viso to jūsų akimis mums pirmiausiai? Na, turbūt kariniai ekspertai turėtų padaryti tą išmoktų pamokų įvertinimą. Mes esam daugiau civilinė institucija ir tos atakos, kurią mes matėme prieš Izraelį, išdavoje jau mobilizacija kažkur tai ilsėjosi arba jau pražiopsota buvo, jau iš karto buvo pereinama prie karo padėties. Tai visai kitas teisinis reguliavimas yra. Mūsų institucija daugiau administruoja pasirengimą mobilizacijos teisiniam režimui, kuris, kaip žinia, gali būti skelbiamas atskirai ir gali būti skelbiamas kartu su karo padėtimi. Ir mobilizacija yra daugiau kalba apie išteklių sutelkimą gynybos sektoriui remti, negu tai, ką jūs dabar klausėte apie veiksmus, kodėl jų nesijėmė tos institucijos, kurios privalėjo gintis ir užkardimą ant barjeros daryti. Taip, graudu, kad tvora, kuri stovi tenai ant Gazos sektoriaus, nebuvo prižiūrima, nebuvo ginama. Bet čia turbūt gal taktiniai paskaičiavimai, nes kaip žinome, to preliudija buvo 7000 raketų paleistų ir tuo metu natūraliai visi puolė į slėptuves, o lygiagrečiai tada ir įvyko ta treninginė sporbatinė 1500 ginklais ginkluotų įsibrovėlių ataka. Tai aš galėčiau tik tai tiek pakomentuoti, bet tai nesusiję su valstybės sektoriaus pasirengimu, kur mes dabar norim kažkokią paralelę pravesti ir aš norėčiau kalbėti apie mūsų institucijos vykdomą pasirengimą, o ne kalbėti apie už gynybos sektorių. Suprantu, bet šiaip jau, žinot, bendrai mes, kaip sakyt, žiūrim į kitus, bandom suprast, kaipgi tie konfliktai atrodo šiuolaikiniai, kad kaip tam posakį nebūtų generolai ruošiasi vakar dienos karui ir kad mes suprastumėm, kaip tas pasaulis yra stipriai pasikeitęs ir iš kur čia galima visokių netikėtumų, ar dujotiekiai, ar smūgiai, ar vat štai treninguoti sportbatiniai, kaip sakot, vaikinai ar dar kažkas. Bet grįžkim prie mūsų mobilizacijos reikalų, pasipriešinimo reikalų. Vis dėlto, kaip jūs įvertintumėt, pone Virginijau, 10 balų sistemai mūsų šiandieninį lygį, vat, to mobilizacinio, sakykime, pajėgumo ir teisinio, ir realaus? Tokio mes 10 balų esam tikrai gerai pasiruošę, 0 esam tokiam, žinot, prastam, liūdnoj situacijai. Vat kokia mes šiandien? Na, pasakysiu jum, kaip čia geriau pasakyti, diplomatiškai įsirengus, mobilizacijos būklės realybė, sakykit, kaip yra. Mobilizacijos būklės vertinimas valstybėje atliekamas pagal tam tikrą metodiką. Metodika turi tam tikrus
sisteminius dalykus. Ir mūsų departamentas būtent atsakingas už tų 96 subjektų Lietuvoje, kurie vykdytų mobilizaciją, tai yra 60 savivaldybių, 14 ministerijų ir 22 atskiros įstaigos, kuriuom yra pavestas valstybės mobilizacinės užduotis, juos kasdieną vykdomų pasirinkimo mobilizacijai ir planavimą mobilizacijai, kaip jie telktų resursus ir kaip jie vykdytų ir pasirinktų tą darbą, tą jų pasirinkimą mes vertiname pagal tam tikrą metodiką. Taip. Kiekvienais metais mes išleidžiame pažymą, įvardindami trūkumus, problemas ir tą pasirengimą lygį procentaliai. Atvirai detaliai pasakyti aš jum negaliu, kadangi tai yra, ir ne tik pažeidžiamas principas būtina žinoti, bet ir tam tikros ribos neleidžia man šito kalbėti, bet aš jum galiu pasakyti, kad tai viršyje 50%, tai daugiau negu 50%, 60 ar 70 daugiau procentų yra pasirengimas tas reglamentuotas metodikomis, kuris pastoviai yra stebamas. Bet aišku, ta metodika nėra geležinis kažkoks tai trafaretas, jinai tobulinama, atsiranda naujų rodiklių, atsiranda naujų vertinimų ir kiekvienais metais mes tobuliname tą sistemą. Ta sistema, tikrai pasakysiu, atsirado po mūsų 18-19 metais pradėtos mobilizacinės reformos, kada nuo 19 su gyvybiškai svarbių funkcijų identifikuotų valstybėje perėjome prie suomiško modelio ir dabar turime 6 gyvybiškai svarbias funkcijas tam, kad resursais galėtume jas patenkinti, nes 6 gyvybiškai svarbias funkcijas yra žymiai lengviau pamaitinti. O kokios to 6? 6 tai yra, aš tą patį žmogiškai pailiustruosiu pavyzdžių. Kas žmogui yra gyvybiškai svarbu? Tai yra vanduo, maistas, šiluma, stogas virš galvos, dar kažkoks vienas kitas dalykas. Taip mes lygiagretę praveskime valstybei. Kas valstybei yra svarbu? Jeigu valstybė tai turi turėti valdymą, turi būti tarptautinė funkcija užtikrinta, kadangi mes esame globalizuoti, mes nesam tarpukario situatyve. Toliau gintis, valstybės gynyba ir vidaus saugumas, viešas saugumas ir kritinės infrastruktūros veiklos tęstinumas ir gyventojų poreikių tenkinimas. Visos 6 dalykai patys esminiai. Ir mūsų valstybės mobilizacinė sistema remiasi ant tų 6 bazinių gyvybiškai svarbių funkcijų. Jeigu būtų deklaruotas mobilizacijos teisinės režimas, valstybė pereitų prie 6 gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymų, visi kiti valstybės resursai, kitos institucijos eitų į paramą šitoms institucijoms, kurioms valstybė per tas gyvybiškai svarbias funkcijas yra pavedusi valstybės mobilizacinės užduotis, kurios taip pat ne geležinis trafaretas, o pastoviai atnaujinamos ir jeigu mes turėjome apie 100 tokių užduočių iki pavasarį, tai pavasarį dar dasidėjo apie 20 naujų valstybės mobilizacinių užduočių institutams ir tos užduotis, šitie dalykai yra ir per modeliavimą, ir per kitų valstybių užlipimus ant grėblių, per išmoktas pamokas modeliuojamos ir pratibuojamos. Valstybė yra sukūrusi per piramidę valstybės mobilizacijos sistemos algoritmą, kurio viršūnėje yra valstybės mobilizacijų operacijų centras, vadovaujamas vyriausybės kanclerės, turi savo struktūrą, turi savo matymą ir pratybas mes jau darome dabar. Pirmos pratybos beje buvo padarytos 2-3 savaitės iki invazijos į Ukrainą Rusijos vasario pradžioje 22 metais. Tai buvo tikrai intuityvus dalykas, aišku, iššauktas ir teisėkūros, nes mes būtent tuo metu finalizavome mobilizacijos ir pirmačios žalies paramos įstatymą su lydinčiaisiais vyriausybės virš 14 nutarimų įgyvendinimą reglamentuojančių. Ir pirmas pratybas darėm, beje, modeliuodami situaciją, nupaišėm tokį patį paveiksliuką, kurį matome šiandieną gyvą Ukrainoje. Gal buvo per drąsiai mūsų žengtas žingsnis, bet šitie dalykai daromi. Valstybės mobilizacijų operacijų centras, kurio veikla numatyta paskelbus mobilizaciją, buvo aktyvuotas, jisai pratybuojasi į metus po 2-3 kartus, nežiūrint to, kad po 4, tai yra 6-7 tarp institucinės pratybas darome tiek organizuojant gyventojų poreikių tenkinimą pagal įvairią segmentizaciją arba karių bei ligonių. Supratau, tai jūs įtikinot, nėra čia vien tik tai įstatymai, popieriai, institucijos, bet už jo yra ir pasirengimas, pratybos konkrečios ir nesinori, žinot, kartais pajuokaut, yra toks posakis, Lietuvoj popierius viską atlaikys maždaug, kad galima popieriaus turėti visko daug, bet jūs įtikinot, kad yra darbas konkretus už visų tų popierių. Dabar, pone Vilkeli, vis dėlto kalbant apie pilietinio pasipriešinimo
lygį. Kur jūs matot kertinę problemą ar esminės problemas, kurioj vietoj, ar kalbant apie visuomenės tam tikrą mentalitetą, ar kalbant apie institucijų, vat kurioj vietoj čia kamuolys? Išgirdau. Tai kalbame apie dvi lygiagretes - mobilizacija ir pilietinis pasipriešinimas. Taip, apie mobilizaciją, institucinį pasirengimą, kaip ir pakomentavau. Dabar kalbame apie pilietinį pasipriešinimą. Pilietinis pasipriešinimas, pats terminas pilietinis pasipriešinimas yra labai platus ir jisai suponuoja daugiau į veiksmą. Mūsų darbas daugiau yra nukreiptas ne į pavadinimo kažkokį tai pateisinimą, bet į pilietiškumo ugdymą. Nes aš sakau, kad visa investicija turi būti ir dabar pilietiškumo ugdyme, kaip ir mobilizacijoje. Ne mobilizacijoje bus esmė, o dabar, ką dabar sukūrėme pasirengime mobilizacijai taikos metu. Taip ir pilietinio pasipriešinimo tematikoje mes kalbame daugiau, dabar turėtume kalbėti apie pilietiškumo ugdymą, apie valios ugdymą, valios ugdymą gintis. Nes čia kertinė vieta yra šita, ne kažkur kitur. Nes pilietinis pasipriešinimas kaip po toks tai yra veiksmas. Ir jisai yra segmentizuotas, yra pasyvus, aktyvus, neginkluotas, ginkluotas. Klasika kalba apie rezistencijos terminą, kurie, aišku, iš anglų kalbos išvertus, tai yra pilietinis pasipriešinimas. Bet mes iš savo tapatybės, iš savo istoriografijos daugiau rezistenciją suvokiame kaip veiksmus okupacijos sąlygomis. Bet mes kalbame apie pilietinį pasipriešinimą, nes jisai gali būti iki ateinant priešui, atėjus priešui kažkokioje kovoje ir po to užėjus priešui. Bet aišku, dabar transformuojasi daugelis supratimų, ypač po Bučios ir Irpenės situacijų, kurie parodo, net jeigu ir prisiminsim 39 metų karą Suomijoje, parodom, kad okupuotų teritorijai nevalia palikti piliečių ir nieko, nes matome, kas vyksta po to. Bet aišku, daleiskim, jeigu pažiūrėsime į Ukrainą, mes matome, kad karas praėjo akimirksniu kai kuriuose teritorijose ir dalis piliečių liko tose teritorijose ir tada, aišku, reikia kalbėti apie galimus pasirengimo veiksmus ir veiksnius, kaip turėtų elgtis piliečiai tokiose situacijose. Tai mes užtat savo mokymuose, edukacijose apie tai daug kalbame. Taip, dabar paskutiniu metu turime daug paruošę pristatymų ir pagal išmoktas pamokas Ukrainoje, taip pat turime ir iš savo istoriografijos, tie patys 90-ieji metai, mūsų tas pats dviratis yra pramintas, kur mes tą laikmetį vadiname savimobilizacijos laikmečių, kaip žmonės ir pilietiškai savo iniciatyva ir kviečiami savivaldybių, būrėsi prie savivaldybės mobilizavo transportą ir vykome į saugotinus objektus strateginės svarbos tuo metu, ar ne? Tai mes savo algoritmą taip pat kūrėme, kur mobilizacijos įstatyme yra numatyti tokie instrumentai kaip būtinieji darbai gyventojams arba privalomieji nurodymai ūkio subjektam. Ir jeigu gyventojai ar žmogus kažkoks tai sėdintis komforto zonoje ar ant sofos kelia klausimą, aš nežinočiau, kur eiti, ką daryti, tai atsakymas būtų, kad mobilizacijos metu yra tokie instrumentai numatyti ir jūs būsite pakviesti. Dabar kur pasakyti pakviesti, aš negaliu, nes tai lems situaciją. Reikės kasti apkasų, būsite pakviesti prie komunalinių tarnybų prisijungti ir kasti tranšėjas, apkasus, daryti inžinerinius įtvirtinimus. Reikės skirstyti humanitarinį krovinį, kuris ateis iš kito pasaulio, kaip dabar mūsų kroviniai iš maisto banko eina į Ukrainą, maisto paketai. Dalinti, skirstyti, daboti, saugoti, prižiūrėti. Darysime tą, jeigu būsime pakviesti. Taip tie dalykai pas mumis dabar reglamentuoti ir įstatymai, ir po įstatyminiuose aktuose, kur tokie darbai būtinieji bus apskaitomi, už juos bus atsiskaitoma ir panašiai ir panašiai. Bet galimai nereikia to laukti, jeigu tu esi pilietiškas ir jeigu mes dirbame į pilietiškumą, mes skatiname visuomenę jungtis prie dabar veikiančių nevyriausybinių organizacijų, kurios dabar taikos metu dirba krizinį darbą. Tas pats Maisto bankas, Caritas, Samariečiai, Raudonas kryžius. Eikit, išvirkit puodelį sriubos arba maisto paketą padarykite, kuris dabar važiuoja į kitas krizės zonas pasaulyje. Ar to pačio nedaug dievę galim sulaukti ir pas save. Todėl mes dirbame pilietinio pasipriešinimo formate, daugiau orientuojasi mūsų departamentas į neginkluotą tą formatą, nes vienam fiziškai besiginančiam kariui reikės nuo 10 iki 20 civilių paramos. Kas vandenį atneš, kas pizzą atneš, kas kažkokią komunalinę paslaugą padarys, kas tvarsliavą paduos, kas daug dalykų reikalinga besiginančiam kariui iš civilinės visuomenės. Nebūtinai viskas su šautuvu mokyt reikia. Ne kiekvienam valstybė turės įduoti tą šautuvą, būkim vieni, bet teisingi.
Taip pat jau karo padėties metu dabar kūriamas, evoliucionuoja, progresuoja karo komendantų institutas, kurios drauge su savivalda organizuos strateginių objektų ir sargybą, ir apsaugą, ir ginti, jeigu reikės. Tai to pačiu kariuomenės poreikių tenkinimas išaugs. Nes kariuomenė, pripažinkime, kariuomenė turbūt jauniausia institucija valstybėje pagal testinumą. Jeigu vidaus reikalų sistema, švietimo sistema, sveikatos apsaugos sistema vystėsi atėjusi infrastruktūriškai su postsovietiniais paveldais, palikimais infrastruktūriniais, tai kariuomenė prasidėjo nuo nulio. Ir tai, ką jinai dabar turi sukūrusius, įsigijusi, tai yra šios dienos įsigijimai jos pajėgumams palaikyti. Karo atveju be abejo, kariuomenė reikės daugiau. Ir transporto priemonių, ir kitų dalykų, todėl mobilizacijoje, kaip ir visam pasaulyje, numatyti tokie instrumentai kaip rekvizicija ar laikini paėmimai. Tas pats buvo ir 39 metais, kada buvo skelbiama dalinė mobilizacija, kada reikėjo 14 000 Lenkijos kariškių internuoti ir apgyvendinti, ir maitinti, ir buvo tada rekvizuojamas, laikinai paimamas iš ūkio subjektų, iš privačių asmenų transportas, kad tą misiją logistinę įvykdyti. Tai ir yra mobilizacija. Aišku, už tos dalykus po to valstybė atsiskaito ir tas numatyta ir pas mus. Tai tokie dalykai yra numatyti ir užtat mes dabar jeigu grįžtume prie tos mobilizacijos mokyklos, mes bent jau toje mokykloje stengiamės suteikti bazinės tokias žinias visuomeniai apie tuos dalykus, kad nereiktų visuomeniai skaityti įstatymų, reglamentų, nes viskas yra viešai prieinama. Paprasčiausiai tai mobilizacijoje mokykloje teisėkūrinė kalba išversta į žmonėms suprantamą kalbą ir vizualiai, animaciškai pateikiama žaidybinę formą tokią, pažinimui. Nes gylio informacija jau yra segmentiniam visuomenės dalim orientuota. Pone Virgi, stabtelkim, mūsų klausytoja turi jums klausimą. Ona mums skambina. Sveiki, Ona. Sveiki, laba diena. Sveiki. Norėčiau pasiklausti Virkelio, kaip jis supranta pilietinį pasipriešinimą. Aš esu iš tų, kurie nuo pilietinio pasipriešinimo 47 metais iššaudyta banditų visa šeima. Kaip jis supranta su ginklu pilietinį pasipriešinimą, kada jisai ateis, jeigu jis ateis. Supratot klausimą, išgirdot, ponė? Aš išgirdau, bet kas liečia ginkluotą pasipriešinimą, aš norėčiau būti korektiškas ir nenorėčiau atimti duonos iš mūsų kariuomenės, nes ginkluotą pasipriešinimą centruoja mūsų kariuomenė ir dalinai Šaulių sąjunga. Jūs kalbate apie platesnį mobilizacijos sistemą ir čia jau išdėstė tų visokių. Ir kadangi per mobilizacijos sistemą kalbu kaip apie resursų perskirstimą, sutelkimą, tai pilietinis pasipriešinimas mūsų darbalaukėje daugiau orientuotas į tą civilio sektoriaus paramos elementą. Kaip minėjau, tą 10-20 žmonių, kurie remtų tą, paduotų vandenį, paduotų komunalinę paslaugą ir tos poreikius. Dabar, jeigu mūsų klausytojai klauso, kurie girdi mokykla mobilizacijos, pasižiūrėt, jūs sakot, užsukit, pasižiūrėkit vis dėlto, ką žmogus galėtų šitoj situacijai padaryti, pilietis, kuris jaučia ne tik teisės, bet ir pareigą valstybei. Tai jis matytų visą algoritmą, matytų galimybę, kur jisai galėtų prisijungti, nes ten yra pilietinio pasipriešinimo knygoje, toje dalyje, edukacijoje, tiesiog yra populiariai paaiškinti, jeigu tu esi tas, ką tu gali daryti, kur tu gali prisijungti. Taip pat yra tenai kalbama apie visą spektrą pilietinio pasipriešinimo, tame tarpe ir ginkluotą. Tai jeigu tu nori dalyvauti ginkluotame sektoriuje, tai irgi yra išrašytos pozicijos, į kur tu gali kreiptis, kur tu gali eiti, kad galėtum įgyti žinių ar dalyvauti šitame sektoriuje. Yra tam tikros opcijos, nuorodos, galimybės. Bet aišku, visų pirma, per tą edukaciją, per valią mes jau periname į tą suponuojam nuorodomis į tą galimybę, kur tai galima būtų padaryti. Aišku, aš jūsų klausau ir čia jau laida link pabaigos, bet man asmeniškai, prisipažinsiu, kelia nerimą ta Lietuvos ir ne tik Lietuvos, čia ir pasaulį matom didžiulę visuomenės polarizaciją. Žiūrėkit, kas daros Amerikoje, kas Lietuvoje gal visai kitų mastelių, bet tikrai žmonės turintys skirtingas pažiūras jau prie stalo normaliai susikalbėti negali. Vis dėlto, kiek tai svarbus jūsų nuomonė tas visuomenės integralumas tai valiai
priešintis šaliai, gint savo šalį. Šitą, ką jūs dabar pasakėte, tai jūs pasakėte iš demokratinės valstybės būsenos, kad turi būti pluralizmas, tolerancija, tą mes ir matome. Aš kalbu daugiau iš tokio mobilizacija ir karo padėtis, tai yra tokie režimai, kur daug yra prievolės ir prievartos instrumentų sukurta. Jau diskusijų ten gilių nebus apie tai, kaip čia man elgtis. Man kaip ir buvusiam kariškiui, bei turbūt tie, kurie administruoja karo padėties režimą, taip ir mobilizacijai, nesvarbu jūsų spalva ar jūsų pažiūros. Man svarbu jūs kaip žmogiškasis resursas arba materialus resursas, kuris būtų talpinamos į tą apkasą ar į tam tikrą vietą paslaugų tiekime. Ir diskusijame jau tada apie pažiūrės ne vieta būtų, suprantate, tada jau būtų susitelkimas. Ir man atrodo vienas dalykas toks yra pastebimas, kad ir pratybas, kaip mes darome, mobilizacinės, karo padėties, inscenizacijos, vis tiek mes neatitrunkam nuo to taikos gerbuvio situatyvo. Ir net vieną kartą pajuokavau, kad pratybų metu reikia gal šauti iš patrankos kokios ar kažkaip tai paskleisti kažkokį tai tokią situaciją, kad žmogus pajustų, kad jisai atitrūktų nuo tos realybės, kasdienybės, dabartinės rutinos. Nes jis tada nesuvokia, nes jis nesugeba generuoti, kas yra gyvybiškai svarbu, kas jis nesugeba identifikuoti tikrų poreikių. Dėlėskim, kad ir pratybose mes elementariai darom, atsirink iš 10 daiktų 3 reikalingiausius. Ir čia pasirodo tada jau tikri veidai, nes visi pradeda vardinti tokius dalykus, kurie karo metu tikrai neaktualu, tu jos užmirš. Tai, kokie 3 dalykai yra patys svarbiausi? Ne, tai daleiskim mes irgi, net mokyklose vaikam, daleiskim ir to, ką tik atėjo dabar sprogimai, įsiveržimas, turi 3 minutės, duodam sąrašą daiktų, kuriuos tu gali paimti tik tai tiek ir išrink. Tai čia fantazijos vaisius yra ir žiūrime, kam žmogus skiria prioritetą. Tai irgi lavina vaizduotę, lavina greitį ir mąstymą. Tai šita yra problema, kad mes turime labai staigiai įsisavinti. Aišku, 72 LT per ekstremalių situacijų liniją, turbūt daug visuomenės narių pasitikė tą informaciją, kad turėtume tą lyšną bonką aliejaus namuose, virtuvėje ar pakelį iš kruopų ar kažko tai išgyvenamumai, bet turėkime omenyje, kad čia kalbame apie ekstremalią situaciją, potvynis, elektros netekimas, kol 3 paros, galbūt ir užtektinas režimas. Mes už tai dabar irgi modeliuojam, kalbam, diskutuojame, bandome atieškoti tam tikrus įvertinimus, kaip be panikos tą pasirengimą dėti. Bet suprantat, kalbant apie mūsų režimus, mobilizacija ir teisinis režimas, daug informacijos yra paruoštukų pagaminta, paruošta, bet irgi balansuojama ant ribos dėl informacijos sklaidos ir panikos sėjimo. Todėl turime labai blaiviai įvertinti situaciją, nes daug yra žmonių, kurie jau kariauja dabar čia Lietuvoje. Dar karo nėra, jie jau kariauja, tas tiesa. Į kiekvieno pašto dėžutę įmestume tokius tam tikrus dalykus, kuriuos dabar esame paruošę. Tai aš nežinau, ar mes iš vienos pusės paaugintume informacijos sklaidą visuomenėje, žinančių, kaip elgtis ir ką daryti apie tam tikrus dalykus, ar daugiau pasėtume panikos. Tai aišku, daug čia slidžių dalykų, bet aš jau noriu Jums padėkoti, kadangi laidos laikas visiškai išseko, apie pilietinio pasipriešinimo būdus, elementus ir kur rasti informaciją mums papasakojo Krašto apsaugos ministerijos mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vilkelis. Ačiū jam ir ačiū visiems tiems, kurie leidžia laiką drauge su Žinių radiju kiekvieną darbo dieną 13:05 tiesiogiai dienos klausimas.